Kaip dega pinigai? Kiekvienas žmogus, statydamas ar pirkdamas savo namą, tikrai susimąsto apie tai, kiek kainuos jo išlaikymas. Vienos iš pagrindinių namo išlaikymo išlaidų yra jo šildymas. Perkant arba įsirengiant naują namą, būtina atkreipti dėmesį į jo izoliaciją. Įprastai didesnė reikšmė teikiama izoliacijos sluoksnio storiui. Štai čia ir yra spąstai. Namas gali būti apšiltintas storiausiu šiltinimo medžiagos sluoksniu, turinčiu geriausią šiluminę varžą. Bet jeigu ši medžiaga lengvai praleis per save orą ir dar tarp jos ir apšiltintų konstrukcijų bus pakankamai nesandarumų, šiltas oras fontanais bėgs nuo mūsų su visais mūsų į šilumą investuotais pinigais. Įsivaizduokime tokią situaciją. Statydamas arba renovuodamas namą, žmogus vietoj trečiosios kartos sandaraus šiltinimo technologijos pasirenka vieną iš pigesnių antrosios kartos šiltinimo technologijų. Pabaigęs darbus ir atsiskaitęs su rangovais, jis laiko rankose pluoštelį sutaupytų pinigų. Ir kaipgi bus panaudoti šie pinigai? Šie pinigai bus padalinti į 6-9 dalis, tiek mėnesių sudaro 1–1,5 šildymo sezono. Ir kas mėnesį po vieną dalį bus įmetama į ugnį. Tai papildomos išlaidos šilumai nesandariame name sukurti. Pasiseks tiems, kuriems sutaupytų pinigų pakaks 2–2,5 kūrenimo sezonų. Ar jūs džiugintų perspektyvą deginti savo pinigus? O juk po metų 1,5 jau teks deginti nebepasirenkant pigesnį šiltinimą sutaupytus pinigus, bet vis sunkiau uždirbamas savo pajamas. Todėl anksčiau ar vėliau gyvenimas privers apšiltinti namą sandariai. Sutaupimas, renkantis antrosios kartos nesandarias šiltinimo technologijas, viso labo tik tai brangiai kainuojanti iliuzija. Mano žiniomis, trečiosios kartos sandarus iššiltinimas pigiausias Europoje pagal kainos ir efektyvumo santykį. Pinigai visada dega skaudžiai. O kaip šiandien dega jūsų pinigai?